Labas rytas. Viskas, palieku nakvynės vietą. Labai gera čia vieta buvo, čia kaip už dyką, įda legaliai, be jokių nesąmonių, labai puikiai večikė. Tai mes va čia kur nors šone išdidinsiu, kurioje čia vieta yra, nes čia puiku, tik aišku, jeigu su mašina atvažiuosi čia, niekam neleis, niekam čia turbūt vietinių čia daug vaikšta, tai tikrai paskūs, nes šios šunis vedžioja, tai čia 100%, jeigu ką nors nusižengsi, tie vokiečiai, man atrodo, jie tokie biškiai yra įdomus. Nors nežinau tiksliai, dabar taip. Lenkijų neradau, buvau užmiršęs iš tikrųjų. Norėjau kažką tokią rasti, o tokią panašaus, kur priklijuota visokių lipdukų nesąmoningų. Aš Lietuvos irgi nusipirkau lipdukų. Nebuvo paprastų vėliavėlių. Tai buvo tokie širdutės. Tai priklijuosiu, gal kas nors, pavyzdžiui, atvažiuos. Kada nors. Kur čia priklijuodavo? Čia, pavyzdžiui. Ir fainiai. Ir pamatys, kad čia kažkas buvo iš Lietuvos. Aišku, jeigu nenusiplaušia per kelias dienas, gal ne. Ką, viskas palieku, nuostabią vietą. Važiuoju į Berlyną. 50 km iki Berlyno. Tai neskubėdams, dar tik 9:30 ryto numinsiu. Atskiri šviesoforai dviratininkam. O dabar stoviu, laukiu tiesiai, ką važiuoti. O, važiuojam tiesiai. Važiavau skudurų purvinų išsiplauti skalbyklą. Dabar 3-7 minutės, kol skalbs. Kažką reikia nuveikti. Čia gal eisiu kavos nusipirkti, aparatas yra kavos. Dviratis laukia. Laukiu. Ką, belaukdams, kol čia išsidžiavins viskas, tai nusprendžiau vis tiek čia iš to Berlyno išvažiuoti, reikalų bus, kas iš to, kai iš čia išvažiuosiu už miestą, iš viso nieką aš ten nerasiu išsinuomoti, tai čia dar pigiau negu už miestą, tai išsinuomavau, užsisakiau hostelį už kem 3 eurus, čia iš viso netoli nuo centro, dabar nuvažiuosiu dar iki tų Brandenburgo vartų, kai išsiskalbs viskas, tada ten pasivažinėsiu kažkur aplinkui ir tada jau galėsiu važiuoti į savo hostelį. Važiavau, žiūriu, ta prasme, upė, nu nesupratau, ta prasme, žiūriu,
baigęs kažkas kelt, žiūriu. O, ant mano žemėlapio jokio kelto, taip neparodė. Vadinasi, kelsime su keltu. Fainiai, sakė, už 7 minučių kelsis jau. Tai važiuosime į kitą krantą. Lietuvoje nepersikėliau. Tai dabar čia, visai netikėtai, aš galvau, kažkur persikelsiu, visai netokioje vietoje, galvau, kur nors. Nu, nežinau, tikrai ne miestą, kur galėjau per tiltą pravažiuoti, bet dabar fainiai, su keltuku biškį pavarysiu. Va, minutę laiką persikėliau. O toks laiviuks. Toksai va. €4,5 euriuką. Nusprendžiau, gal reikia pavalgyti vieną kartą į dieną bent jau per pietus. Tai vis tiek nesąmonė prisipirkau, buvau Lidle. Visas šaltos pavalgysiu. Ir limonadą atsigersiu. Ir dar pridaviau bambaliuką, žiūriu. Niekur nebuvo šiukšliadėžės ten tam parkelį. Įsidėjau kuprinę. Tai yra įtašę. Ir prie Lidlo privažiavau, sakau, reik maišelį pasiimti. Sudarau, žiūriu, bambaliuks, nunešiau, pridaviau. 25 centai čia už tas. Tai 25 už šis tas. Už 25 centus aš 1,5 litrą vandens nusipirkau. Aldi prieš tai. Nu, plus buvo už tas 25 centai. Už bambalį. Tai dabar vandens už dyką galėsiu nusipirkti. Už dyką, ne už dyką, už bambaliuką, kur nusipirkau. Čia va prie tos upės, kur ką tik persikėliau. Mano keltuks jau anoj pusėj. Jam apsimok nors vieną žmogų vežti. Saliarkas daug nesudegint turbūt. Jeigu nebūčiau dabar pamatęs, tai aš būčiau užmiršęs, kad va tasai va. Kur čia dabar yra? Ten kažkur. Tas balvons didelis televizijos bokštas, kokia dydžia čia yra. Aš visai buvau apie jį užmiršęs, kai jis toksai yra. Dabar kai pamačiau, geras toksai nenormalaus dydžia. Aišku, jis dar labai toli. Nežinau, aš nedavažiuosiu, aišku, iki jo. Bet ta prasme nerealiai atrodo. Vis tiek privažiavau beveik prie pat, nu jau arčiau turbūt jau nebesimatytų jo iš apačios jau tokia didumą. Bet čia kitoj pusėj vaizdelis. Nu, pasiekiau Berlyną, ką norėjau pamatyti, tuos Brandenbergo vartus.
Žodžiu, galvojau, bus įspūdingiau, tikrai nieko įspūdinga. Ten tie prieš tai visi pastatai, kur buvo pakeliui tenai tos bažnyčios, tie visi ten tai žymiai kiečiau atrodė, kad į papras nams, bet kad į tas vat. Tai įspūdingiau atrodo, negu kad čia. Net tingiu tripodą imtus, ką fotkintis čia prie to, bet tai reikia, tai tiek, kad dėl įdomumo, bet šiaip tai ne kažką. Tai kaip suprantu, jeigu yra vartai, tai tada pro tos vartus reikia būtinai praeiti. Kaip atrodo? Man atrodo, kad tai. Nu, ką, praėjau. Gal čia norą kokį nors reikėjo sugalvoti, nežinau. Gal ne. Nu ką, atvažiavau į savo hostelį, kol kaimyno nėra. Matau, kad čia kaimyns viens jau yra čia pasiklojęs patalus, o čia jau pasidėjęs telefoną, mano lova čia bus viršui. Spintelė patalynė. Taip. Veidrodis. Reikia šalmą nusimt kažkada. Ir čia, žiūrėk, čia langu į mano dviratį, tada klausiau, sakau, kur dviratį, sako, turim gal. Kažin, mano ta plaukuosena čia. Jaučiu, kai man tokiai pasiliks visam gyvenimu čia po tos kelionės. Tokie nenormali. Susitempiau daiktus. Čia ir pažiūrėjau. Vonė. Kaip atrodo dušas. Ką, dušas kaip dušas. Tuliks kaip tuliks, dušas kaip dušas, kriauklė kaip kriauklė. Šūkuosena kaip šūkuosena. O! Antram aukšte mėgosiu. Vaikystės svajonė pildos. Nu, čia tokia valgykla, toksai posėdžių tokia salytė. Arbatos yra. O čia galiu pasidaryti. Aš jau pasidariau. Ten baras, jeigu nori kažką išgerti stipriau. Ten pusryčiam, jeigu yra, mačiau, kad yra su pusryčiais, ten ada 15 eurų už pusryčius. Už 15 eurų galiu silkių prisipirkti daug. Arba silkę tokią nusipirkau kažkokią. Valgau. Bet čia kiek geru. Nu, kol mano kaimynai dar negrįžo, jau po 9. Reiks, sakau, pasakyti, kad jau reiks eit miegot, bet dar neįsiu, dar turiu reikalų sumontuoti video. Tai, sakau, dabar, kad netriukšmaut, kai grįž, kad nepradėt čia garsiai šnekėti į tą kamerą, tai dabar reikia atsisveikinti iki rytojaus. Ir rytoj važiuosiu iš Berlyno lauk. Kiek čia galima būti. Noriu gamtos normalios, vėl miško pasiilgau. Gerai. Labanaktis. Nu ką, palieku viešbutį, viskas, jau į ankstį išvažiuoju, 8 rytą galėjau dar čia sėdėti, bet tai, kad atsikėliau labai anksti, nors vėlai gal gult nuėjau. Tai buvau va, Big Mama Berlin viešbutį. Ir nieko, smagiai išmiegojom, 3 buvom. Apačioj mane viens ir dar viens iš Itals. Tai tas Itals
pašnekėjom ilgai, mes su juo ten vakar dar šnekėjomės, aš dar prie kompo sėdėjau ir su juo ten iki 2 nakties mes ten šnekėjomės. Gerai, viskas, ačiū tam viešbučiui, mano langas buvo va tenai, va, virš to, va. Virš to tunelio, užtat labai girdėjos, kai kažkas čia vaikščiojo, dar kažką darė. Šią naktį lietus lyja. Na, aš girdėjau, ką lyja, bet kad pagalvot, va čia balas kokias va prilytos. Visur šlapia. Tai ašai kažkaip visą laiką prisimindavau, kad reikia užsidengti sėdynę dviračią nuo lietaus. O šią naktį žinau, kad lyja, bet kad užsidengti pamiršau visai. Tai dabar važiavau į pradėję man jinai. Žiūriu, kad man tie pedalai siekęs jau taip, nu jau per žemai gaunas. Atsisuku, žiūriu, kad ta sėdynė, dabar jau susiizoliavau, su izoliacija susitraukau. Jin buvo iš viso taip iškiuža, tie atsirėtė į šonus. Ir iškiužu izoliaciją, dabar suveržiau, dabar atrodo normaliai. Gal kai išdžius vėl atgaus tą formą normalią, nes taip tai kažkaip sakau, nu dabar žinosiu, kai vieną kartą atsitika, dabar tikrai kiekvieną vakarą žinosiu, kad reikia užsidengti. Privažiavau miestelį tokį, Ledekas parduotuvės. Tai sėdynę žiūriu laiką, va, nebetyš toliau. Na tai jinai odinė, jinai sušlapa ir ištiža visai. Tai dabar atrodo viskas gerai susitvarkė. Gal atgaus tą pačią formą. Pripirkau nesąmonių pavalgyti. Tokių. Tuoj užkandu. Ir minu, nes šiandien aš nežinau, dabar šeštadienis. Dirb parduotuvės ir tuoj sekmadienis kažkaip pas vokiečius irgi. Parduotuvės tenai visai nedirb pas juos, man atrodo, sekmadienis. Nei jokias iš viso. Tai pasižiūrėsiu, matyt, nu, dar turiu maistų visokių konservų, dar kažko tenai išgyvensiu rytoj, jeigu ką. Dar vis tiek pakeliui, dar gal rasiu kokią parduotuvę, sustosiu. Svarbu sėdynė, viskas gerai pasidarė kol kas. Tikiuosi bus viskas gerai. Skanaus. Į tokį miestelį Nauen sustojau atsigerti, nusipirkti. Tai dabar po Berlyno, tai čia po tos, nu nėra ką nei matyti, nežiūrite, namai tokie visi vienodi, nieka gera. Ir į da miškais važiavau, kiek laiką į da važiuosiu, ten apšė dabar miškais kaip nuobodu yra važiuoti. Nei vienas žmogaus nesutinki, kels gers, per miškiuką viską, bet taip kažkaip atrodo, kad tu viens pasaulį pasilikęs. Ai, dar ką pastebėjau. Va, nusipirkau atsigerti. Aišku, aš jo, ta prasme, nepriduosiu niekur. Bet norėčiau išmesti kažkur tai prie šiukšlių prie parduotuvės. Bet aš jau pastebiu, kad jau ne prie vienos parduotuvės, netgi prie didesnių parduotuvių nėra šiukšlių dėžių. Kažkur turiu prie stotelės pavežti, išmesti dar kažkur. Ir taip daug kur taip, turbūt, kad mažiau kai namus neštus tą šiukšlę savo, įsivaizduoju. Gal dėl to.
Gerai, einu išsimest šiukšlės, važiuoju toliau. Tokį vokietį sutikau, dasigyniau. Tai sakau, kur mini. Tai jisai į stovyklavietę kažkur už 40 km. Pasakė pavadinimą. Sakau, aš tai irgi kažkur minu, tik nežinau kur. Pradėjo, sako, kaip tu, sako, nežinai, kur tu važiuoji. Tie pavadinimai jūsų yra, sakau, tokie labai sunkiai įsimenantis. Iš viso aš net perskaityti man sunku, ką jau čia be prisiminti. Tai kažkaip paskui primečiau, kad čia jau ta viena stovyklavietė tokia yra prie to ežero. Nu gal ten kelias yra tik viena Google Mapsuose pažymėta. Tai man ten liko dabar jau 20 km turbūt. Bet dabar taip gerai, minas kažkaip norėtus dar toliau važiuoti kažkur. Bet nežinau, gal kai numinsiu nebenorėsiu, bet dabar tai dar noris kažkaip tai. Atvažiavau, tai čia biški da, jeigu aš iš čia išeisiu, tai kažkai aš čia vietą dar rasiu, kur čia atvežė mane. Tai va, mano vieta yra. Taip, tai prisiminti. D31. Nuo to koliuką iki va to koliuką. Ir va šits kvadrats iki ano koliuką, ano į va čia mano dviratą. Tai duduma čia kempingsai toks biški yra, normalus. Galiu pasakyti. Gal rasiu kažkur, kur kaip nueiti. Kur tualet, sakė, tualet ten biški tolokai kažkur biški. Nu, paskui reiks nueiti, pasižiūrėsim. Nu, tai ką, dabar galiu pasistatyti palapinę, soliuką čia atsisėdu savo, valgau. Net nepaklausiu, kiek kainuos, sakė, sumokėsi ir rytoj, kai išvažinėsi. Gerai. Viskas, palapinė stovi savo vietoj. Bandau eiti ieškoti tualetą. Neužmirš, kur aš čia randuos. Kokia čia mano gatvė? Mano gatvė Reichveg. Mano gatvė yra su Bembiu. Gerai. Einam ieškoti, svarbu, kad neįeiti. Heran Damen. Heran, kiek suprantu, yra vyro, Damen yra moterų. Gerai. Nu ką, einam į Tūliką, vadinas. Į tą pataikiau, atrodo. Okay. Nu, plėščia babkių nemažai, man atrodo, Tūlikai blizg visur, čia viskas idealiai švaru. Nenormaliai. Wow. O, mano šukuosena vėl faina, kaip visada.
Dušai. A, čia ne dušas. O. Jo. Neblogai. Tvarkingai, švaru, gražu. Žiauriai faina. Kas čia per kartuvės? Kaip davas tą paukuosną? Taip jaučiu, sulaižyti reikia. Jaučiu, kad taip, ne? Ja. Čia man labiau patinka negu tam hostelė, kur buvau, bet jaučiu kaina bus panašiai. Turiu įtarimą. Čia dar yra kriauklės, indami suplauti. Kregždės lizdą suk. Čia kregždė. Paukštukai. Masažas yra, o. Hello. Ah, massage, yeah. Nice. Oh. Matot kaip fainai čia. Oh. Nice. O, kainos yra. Laisvės. Su visais čia navarotais. Dar nufilmavau kainas, bet nemačiau kokias ten yra. Bet man atrodo, kad ten kosminės. Nu nesvarbu, vis tiek nesidarysiu, man čia nieka neskauda kaip ir, kad čia masažuočiaus. Kokia mano gatvė su Bembiu. Čia yra su Triušiu gatvė. Kažkur, kai skaičiau atsiliepimus apie šitą, taip, kai suradau internete, tai buvo parašyta žiauriai brangus in the middle of nowhere. Taip, vidury niekur žiauriai brangus. Tai pažiūrėsim, kiek čia tas bus brangus. Parėjau, radau savo vietą. Puiku. Iki ežero biškį yra pait keliuks. O čia dabar nuo kalno nusileidai į pliažą. O. Pliažas koks. Nu jie. Neblogai. Žvejai, šunim maudzi. Čia da. Ai, čia matai, čia su šunim. Čia be šunų. Ai. Vis tiek nesimaudysiu, čia tas pliažas man nelabai reikalingas iš tikrųjų. Apsidžiaugiau, sakau, internet, čia bus viskas, bet kodą prašo, ai, tinga aš ten eiti, tą receptioną toliausiai prašyti, nei man jo reikia iš tikrųjų, nei ką. Paskui vėl pasižiūrėjau čia, sakau, o kaip gerai, tos mėlynas ten tokios, va tenai va yra rozetės, sakau, va tenai va tokios, nu, sakau, pasikrausiu tą kompą čia, powerbanką, ne, tokie ten kištukai, irgi tingiu prašyti tenai vaikščioti, nesuprantu jos, angliškai ten, vokiškai, aš nesuprantu. Dabar esmė tokia, kavos šiandien ieškau, nerandu normalaus to pakelio, kažkokią radau va tokią. Pasižiūrėkim, ką aš čia nusipirkau iš vis, nežinau, kas čia yra per tokie dalykai, net neįsivaizduoju. A čia, kažin, mesti vandenį reikia turbūt tokius. Dabar tie pasižiūrės į mane.
tie aplinkiniai sakys, ką tas čia išdarinė, čia tuos reikia dėti kokį nors kavos aparatą, sakys, o ne į vandenį. Gal nematys nieks. Sakys, lietuvis atvažiavo. Durnelis, nesuprant nieką. Bandysiu su visu to pakeliu dėti. Pažiūrėsiu, gausis kas nors, nesigaus. Išsipūtė, kai rupūžė koksai. O, žiūrėk. Gaunas. Gali pas mumis tokių yra, aš nežinau, aš tokių nesąmonį nepirkdavau. Tai neįsivaizduoju. Ką žinau, su plyšais man iš kartą. Tai kitą sykį turbūt aš jos 2 suplėšysiu ir susidėsiu čia. Ir bus tada pats tas, nes dabar tokie išgėriau tokį birzgaliuką kažkokį tai. Net nesupratau, kad čia kava ar čia arbata iš viso. Ne kažką. O, čia dar į virtuvę yra bereikalą, aš savo dujas gadinau. Čia yra virdulys. Blin, čia bus blogai, čia mirkčiai. Viskas. O, išsiskalbėms yra kortelę pridėti ir irgi už pinigus turbūt skalbies kažkiek. Kažin, kortelę nenuskaičiuos. Yra rozetė. Kortelę dabar kiek kartų į tualetą jau nenuskaičiuos man už kiekvieną tualetą pasisiojimą. Kažin, gal ne. Čia da faini kokia aikštelė. Čia yra tenisas, futbolas, tinklinis. Aida prieš einant gult norėjau pasakyti, kad nesijaudintų nieks, tai kad aš sėdynę va, užsiviniuojau, kad nesušlaptų. Ir viskas, ir jau einu gultis, miegot, nes jau praeitą naktis be miega. Šią naktį gal miegosiu ramiai. Viskas. Užsibarikadavau nuo odų, nes jau les vėl. Viskas. Labanaktis.